You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Labas rytas, sveiki ponai ir ponios, 13 geimas po tam tikrų kūrybinių ar darbo atostogų vėl grįžta pas jūs į ekranus, tai nesimatėm. Visko teniso pasaulyje nutiko labai daug, tai aš tikiuosi, kad turėsim tikrai įdomų pokalbį, labiau šiandien turim ir svečią, kurį aš galvoju jau seniai galėjom ir nežinau tiksliau, kodėl neturėjom anksčiau. Tai šalia mūsų šiandien yra Lietuvos teniso sąjungos prezidentas ir SEB Arenos galva Ramūnas Grušas. Ramūnai, labas. Sveiki, labas. Taip, Ervinas Kvitkauskas, senas 13 geimo vilkas. Ir aš esu Tomas Ganusauskas, man tiesiog patinka tenisas. Tai Ramūnai, kodėl tik dabar į 13 geimą? Tai aš nežinau, kodėl jūs tokie kuklus ir tik dabar išdrįsot pasikviesti, nes pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad jūs apskritai kuriat šitą 13 geimą ir dalinatės aktualijomis su įvairiais žmonėmis, nes manau, kad taip mes padedam populiarinti tenisą. Mes to įdroviai nurausim tiek komplimentų išgirdę. Žinias plėsti ir galbūt šiek tiek giliau jas pažvelgti. Tai aš tikiuosi, kad aš jums šiandien padėsiu kažką atsakyti, jeigu jūs turėsit klausimų. Tuo neabejoju. Pradžioj gal nuo tokio karščiausio dalyko ir tikrai labai smagaus. Aš tiesą pasakius turiu pasakyti, kad seniai su tokiom įtampom ir džiaugsmais nesėdėjau prie challengerių transliacijų. Vilius Gaubas, sakyčiau, pakankamai tvirtai žengia tą tokį peršoką per tą barjerą, sakykime, iš ITF turnyrų į challengerius. Ar patį nustebino Viliaus, sakykime, toks užtikrintas startas challengeriuose? Tai matyt, dabar kiekviena jo pergalė mus stebins, taip kaip kažkada Richardo pergalės mus stebino, nes jis yra kylantis šiandien ir demonstruoja, matyt, puikiausią savo formą. Teko bendrauti su mama prieš 2 dienas, tai iš ties jis yra šiandien geroj formai, mano trenerio irgi. Tai žinot, kai pasiekė tą rezultatą, tada visi sako, kad taip jau jisai vertas to ir panašiai, bet man atrodo reikėtų prisiminti keletą metų atgal, kai mes ieškojom tų talentų ir kas čia pakeis Richardą ir panašiai, tai jau kai šiandien turim, tai vėl pradedam kitaip vertinti, ant kiek čia geras vienas ar kitas sportininkas. Tai dėl Viliaus, tai tiesą pasakius, aš niekada neabejojau, tai aš Vilių nuo jo tikriausiai pirmos treniruotės, nuo 6 ar 7 metų mačiau ir kaip jis augo, kartu augom ir kaip jis treniravosi, kaip jis dirbdavo rytai su trenerė. Ir tai, ką šiandien daro, tai jis yra sportininkas tas, kuris iš didžiosios raidės, kaip aš sakau, ir jeigu mes prisiminsim mačą prieš finalą Lietuvos čempionato Laurynas Grigelis ir Vilius Gaubas, tai man atrodo, tada jau visi turėjo suprasti, kad yra tas žmogus, kuris siekia savo tikslą iki galo. Jam tuomet buvo kiek, 16 turbūt metų ar 15? Bet šiaip Ramūnas gerą tą temą palėtė, aš irgi norėjau sakyti, kad man irgi tas finalas ir šiaip aš Šiauliuose turiu daug draugų ir atsimenu, buvo tokia, kad jau pradėjo tie tokie gandai, kad čia Šiauliuose vieną gerą turim, kažkas tai bus, tai taip įdomu buvo matyti ir čia kažkoks toks, kaip eina tas laikotarpis, tai atrodo, kad net pats ten neprisilietęs, bet atrodo, žinai, kad toks savas kažkoks labai žmogus, kuris auga ir labai smagu tas pergalės matyti, kaip ir Ramūnas sako, lyginis su Richardo, ten vienam anksčiau ateina, kitam vėliau, viskas labai individualu tenise, bet dabar ką demonstruoja, tai tikrai labai toksai kažkoks subrendimas atrodo didesnis ir atrodo dar 19 metų, gal dar net to nereiktų laukti, nors dabar viskas šiek tiek anksčiau, man atrodo, tam sporte ateina negu prieš kažkiek tai metų, bet tikrai labai toks stabilus žaidimas, kai pasižiūri, atrodo tarpas, kaip praėjusius kartus matei Lietuvoje ir ką dabar matai per ekranus, tai atrodo, kad didžiulis žingsnis žengtas į priekį. Jo, tai jis yra labai didelis darbininkas pirmiausia ir aišku, čia reikėtų paminėti, kad gerą komandą turi subūrę ir treneris jo pagrindinis, visgi buvusi Ispanijos
žvaigždė Guillermo Garcia Lopez, tai tikrai matyt žino, ką daro. Žmogus, kaip aš sakau, žmogus, kuris yra laimėjęs prieš Nadalį ant klėjaus, tikrai moka žaisti tenisą ir gerai jį supranta. Aš vakar šiek tiek, mes nenori lyginam dabar Vilių turbūt su Richardu ir Ramūnai, tu paminėjai Richardą. Jo labiau, kad Vilius čia prieš trejetą berods savaičių išvertė po 15 metų pertraukos Richardo karaliavimo, sakykime, iš pirmos Lietuvos raketės sosto. Richardas po to vėl buvo susigrąžinęs, dabar lyg tai vėl Vilius jį apšoks. Ta kova vyksta, aišku, gaila, kad jin vyksta ten 400 kol kas rėmuose, bet aš tikiu, kad jie ko gero dar abudu, tikrai čia ne tos vietos, kur jie nusipelnė būt, bet tų palyginimų galima turbūt rasti ir daugiau. Tai, man atrodo, Vilius dabar yra aukščiausiai iki 19 metų amžiaus, bet kada pakilęs Lietuvos tenisininkas, jis šitoj vietoj aplenkė tiek Richardą, tiek Lauryną. Ir aš vakar nepatingėjau pasižiūrėti šiek tiek statistikos, kadangi tai yra antras Viliaus ketvirtfinalis Challengeriuose, tai Viliui pavyko į Challengerio ketvirtfinalį patekti, sakykim taip, 11 bandymų. Tai yra 11 Challengeryje. Kaip galvojat, Richardas kurio bandymu galėjo tai padaryti? Amžiaus prasme Richardas tai padarė šiek tiek keliais mėnesiais anksčiau. Bet jis gal anksčiau ir pradėjo žaisti, ar ne? Man atrodo, jau Richardas. Ko gero, ta prasme. Richardas anksčiau, tai... Keliais mėnesiais jo. Ketvirtfinalį Challengerio pasiekė, jeigu apie amžių kalbėt. Apie amžių ar apie turnyrą kalbą? Apie amžių. Amžių? Bet o turnyrų prasme, kuriame savo... Tai turnyrų panašiai gal kokiam 10 irgi, ne? Richardas ketvirtfinalį pirmą kartą pateko Vokietijoje, tai buvo 22 jo Challengeris. 22, tai va, daug greičiau reiškia. Tai Viliui šitas šuolis lyg ir ta prasme atrodo, kad šiek tiek greitesnis. Nežinau, ar tai ką nors iš esmės sako, bet jeigu kalbėt apie patį žaidimą, jis iš tikrųjų atrodo pakankamai šiuo metu ypač ant grunto, brandus ir tai su kokiu jis užtikrintumu raiko tos antro šimtuko dabar žaidėjus, tai net šiek tiek... Tikriausiai yra skirtumas tarp Richardo stiliaus ir Viliaus stiliaus. Ypač dabar tai matosi ir kontrastuoja labai, ta prasme, tas kantrus žaidimas, kamuolio laikymas, klaidos laukimas labiau. Ir ypač ant grunto tas yra, kaip sakyti, turbūt privalumas, tas toksai kentėjimas, vis tiek gruntas yra ta tokia danga, kurios reikia pakentėti. Aš tai šiaip nebijau tų lyginimų, daug kas, žinai, visą laiką, čia gal nereikia lyginti, čia gal kažkaip, bet netgi, paimkim tas, ten, žinai, futbolo krepšinio akademijos kažkur, kur auga tie talentai, ten visur yra tam tikri tie tokie čartai vadinamieji, tu žiūri, kaip kas augo ir tu žiūri nuo savo geriausių, dažniausiai tu lygini ties jais, tai tas lyginimas, man atrodo, kaip tik ir ypač dabar turint jau tas visas kompiuterizuotas sistemas ir jeigu tu daug dirbi su tuo, tu labai gerai gali palyginti visus duomenis, pasiimi ir lygini ir čia labai tokie, kaip kai kas, sakau, bijo to ir čia kažkoks sako, oi, čia negalima, čia kiekvienas individualus, bet tam tikri dėsningumai sporte, jie tiesiog yra juodo ant balto parašyti ir arba tu juos turi, arba ne ir viskas, man atrodo, taip. Ne, tai statistika ir duomenis, jie vis tiek yra vieni iš įdomiausių sporto dalyje, tai ir aš kaip sakau, man smagu, kad galim kažką lyginti su kažkuo, tai kad yra svarbiausia. Prieš keletą metų, turbūt visi pagrindinis klausimas buvo, kas po Richardo. Ramūnai, tau irgi tenka turbūt bendrauti su visais sportininkais, Richardo tema. Akivaizdu, kad jis tikrai yra ne ten, kur norėtų būti, kur buvo. Ką tu pats manai apie šį jo karjeros etapą, kaip nekaip tų metų jau yra nemažai. Lyg ir man teko šiek tiek su juo bendrauti, tai tos ambicijos noro dar tikrai matosi. Ar Richardas dar džiugins mus Grand Slamuose? Žinot, čia aš nenoriu būti, kuris prisimsiu atsakomybę už Richardo, kaip sakoma, karjeros šį etapą, bet aš tik turiu patvirtinti, ką Richardas galbūt ir su tavim kalbėjo, tai kad jis tikrai turi ambicijos, jis lyg ir gerai jaučiasi savo sveikatoje, reiškia, neturi tų traumų kažkokių likučių ir tikrai yra toj geroj formai, o kaip jam šiandien klostosi viskas, tai matyti jis turėtų atsakyti ir kodėl vienaip ar kitaip jis ten, sakykime, laimi ar pralošia. Tai ar jis dar mus džiugins? Aš manau, kad jis jau tiek pridžiugino mus per savo karjerą, kad, kaip bebūtų, ta prasme, mes turėtume jam dėkoti ir džiaugtis, kad jis žaidžia ir tęsia karjerą ir kad ir šis etapas nėra lengvas, bet ne jis vienas tam pasaulyje šitam turi, kaip sakoma, turi tų tokių
sviravimų. Tai plus reikėtų jo įvertinti jo ir amžių matyti, ir traumatizmą, kurį jis turėjo per savo karjerą. Tai aš labai norėčiau, kad Richardas dar tęstų savo karjerą ir džiugintų, nežinau, 2, 3 ar 4 metus, nes manau, kad mūsų tenisui to reikia. Ja, aš tai sakyčiau, kad gal turbūt labiausiai dar, kad čia pradžiugintų, žinai, kad pas mus namuose pažaistų už rinktinę, pažaistų dar tuose turnyruose, kuriuos čia organizuoja Lietuva ir tikrai, man atrodo, tas jau būtų didžiulis pliusas dar, nes Grand Slamai jau, žinai, jau sunkoka, tu matai jau ir kad Nadalis jau, žinai, irgi apie Grand Slamus jau irgi turi jau tik tai sakykim taip, kalbėti iš tos perspektyvos, kad vat gausi kvietimą, žinai, dėl savo statuso, bet ne dėl to, kur jau esi reitingė. Nu, tai žinom, kad irgi Richardui irgi tos traumos, kaip ir Ramūnas sakė, nepadeda. Tas amžius jau vis tiek. Bet, nu, reikia tikėtis, reikia norėti. Šiandien negalima nurašyti, nes, žinai, Richardas tą charakterį demonstravęs 100 kartų jau yra ir, man atrodo, jau ką, bet ne jį reiktų nurašinėti. Jo, tai aš irgi kažkaip dar turiu vilties, kad mes jį vis tiek kokiam Grand Slam'e dar ant hardojo mylimo išvysim ir kad tų akimirkų gražių jis mums padovanos. Kad jau taip jau čia per visus dabar važiuojam. Edas, ar ne? Edas Butvilas. Ar Edas, nežinau, artimiausių metų turi galimybių įsiterpti į kovą dėl pirmos Lietuvos raketės vardo? Nes lyg ir ta jaunių karjera, sakykime, jo buvo šiek tiek sėkmingesnė negu Viliaus, ar ne, 2 laimėti Grand Slamai, tai dvejetose, tai galbūt ta karjera dvejetų dėka labiau buvo jaunių reitingas aukštesnis. Dabar sezono pradžia buvo labai sunki, lyg ir pamažu tas žaidimas ima gerėti ir rezultatai šiokie tokie atsiranda, finalai, pusfinaliai ITF turnyruose. Ką tu manai apie Edo situaciją? Tai manau, kad čia vėlgi mes pirmiausia turim 2 skirtingus žaidėjus. Vilius, Edas, Richardas, kaip sakoma, jau yra. Bet vėlgi su Edo treneriu vakar, tarp ko teko mums ten susirašyti šiek tiek kitais reikalais, tai jis patvirtino, kad Edas šiandien yra geroj formoje ir kaip niekad atsistatęs ir psichologiškai, turėjo kažkokią duobelę matyti dėl įvairių dalykų ir šiandien tikrai yra pasiruošęs žaisti geriausią savo tenisą. Tai matyt, vėlgi, vienodo kelio nėra, ką jau ir kalbėjom. Ten Viliaus yra vienoks sprendimas, plus Viliui šiandien padeda ATP šitos kvotos patekti į challengerius. Jo, mes galim gal pasakyti, nes ne visi žino, kadangi Vilius yra iki 20 metų patekęs tarp 350 geriausių pasaulio tenisininkų. Tai pagal ATP Next Gen, turbūt, ar ne, programą, jam dabar šiemet priklauso 8 pagrindai į didžiausius challengerius, 100 ir 125, ir jeigu jis pateks į 250, tai prie to dar prisidės wildcardas į ATP 250 ir 2 wildcardai 250 kvalius. Tai čia yra didelis postumis, tai aišku, Edas turėjo praeisiais metais šitą privilegiją, kadangi jis buvo užbaigęs jaunių turnyruose top 50, tai jis pasinaudojo savo wildcardais irgi challenger turnyrus. Tai vėlgi grįžtant apie Edą, tai aš manau, kad jis tikrai yra talentingas sportininkas ir vėlgi jisai turi gerą komandą, labai aiškius tikslus ir manau, kad mes savo ruoštų irgi stengiamės padėti ir tą finansinį pagrindą, tai aš tikiu, kad jis yra irgi geram kely. Galbūt ne taip greitai kops reitingo laipteliais kaip šiandien Vilius, bet manau, kad iš esmės tai ilgoje perspektyvoje tai nieko nereiškia. Svarbu, kad dabar jis turėtų tą gerą komandą, daug dirbtų ir koncentruotųsi į tikslo siekimą ir žaidimo gerinimą. Tai aš manau, kad tai yra mūsų ateities žaidėjas ir jo. Kaip Lietuvos teniso rinktiniai
turbūt, ta prasme, mes ir iš rinktinės galim tikėtis gerų rezultatų, ar ne? Mes jau antrą sezoną išėlės esam pirmoji, vis pakylam į pirmą grupę, sakykim, ta prasme. Turėjimas tų tokių 3 žaidėjų, ta prasme, niekad to nebuvo, nes laiką būdavo turbūt tokie ryškus lyderiai 2. Na taip. Ir po to Laurinas ir Richardas ir Laurinas, ir po to jau pagalbinė komanda, gal Lukas šiek tiek dar buvo vienu metu irgi pakilęs į tą, priartėjęs prie tos pagrindinių žaidėjų Hebros, sakykim. Žinot, tai aš manau, kad šiandien tai ir atspindi, kad mes jau 2 metai, realiai iš eilės, 2 metai esam, aš taip pavadinčiau, kur niekada net nesvajojam, kad galim būti tarp tokių šalių kaip Argentina, Šveicarija, Argentina, Serbija, Norvegija. Ta prasme, tai yra labai daug. Ta prasme, realiai mes esam elito grupėje, ten 1 ar 2 žingsniai iki finalinių play-offų, tai čia tai ir atspindi, kad mes turim ne 1 ir ne 2 žaidėjus, o turim 3 žaidėjus stiprius, kurie gali žaisti su bet kokio lygio varžovais. Tai todėl čia ir matyt ta vieta yra ne šiaip burtais atėjusi į tą pirmą grupę. Tai aš manau, kad rinktinė demonstruoja savo geriausią tenisą dėl to, kad turim atitinkamus žaidėjus. Jo, čia galim prisiminti turbūt, kai anksčiau Richardas, jeigu pasakydavo, kad neatvažiuoja, tai iš esmės tu jau žinai vos nelikimą, kaip kas bus dabar, tai tu gali kovoti ir dar tuo labiau, kad šiaip man atrodo labai smagu, kad turėtų skirtingų žaidėjų. Čia ir treneriam labai yra naudinga, kai tu gali varžovus tada skautinti, žiūrėti jų silpnasis pusės ir kažkur tai parinkti savo... Žaisti šachmatus. Taip, šachmatus. Nes anksčiau tu tiesiog turi ten žaidėją, kur žinai, kad jisai prieš tokį ir prieš tokį turės vis tiek tas žaisti ir nieko ten nepaspręsi. Čia labai viskas matosi, analizuojant komandas, tai komandos, kurios turi 1 žaidėją, ten stiprų tokį elitinį žaidėją, tai jos ir balansuoja tarp 2 ir 3. Jeigu komandos turi 2 gerus, jeigu jau 3, tai jau jos balansuoja tarp 1 ir play-offo į pasaulinę grupę. Tai dėl to, kad, Gerai, kada mes pateksim į qualifierius? Tu šiandien tokiai lengvesnių paruošęs. Norėtųsi kuo greičiau. Kaip greitai nežinau, bet tikėkime, kad pavyks Kroatijos barjerą peršokti. Sakai, jau šį rudenį mes. Ir šį rudenį turėsim jau kažkokių džiugesnių naujienų. Kitais metais jau startuosim. Gerai, viskas šitą reikia užsirašyti. Pažadas yra, viskas užfiksavo. Ar nėra šiek tiek gaila, kad, nežinau, pas mus į naują šitą visą Sebareną, centrinį kortą vis atvažiuoja Egiptas, Pakistanas, Sakartvelo, o mums tenka važiuoti pas argentiniečius ir kroatus. Nebūtų smagiau apsikeisti. Gaila, aišku, kad taip įvyksta, bet nesakyčiau, kad prieš Sakartvelą buvo maža intrigos. Tai aš manau, kad ten, jeigu ne technologijos, kurias turėjom centriniam korte, mes būtume turėję labai daug dramos. Be to, kad jau buvo. Papildomos dramos. Teisėjams būtų žilų tai man plaukų turėti lygiai vertę komandą ir turėti kovą yra daug galbūt smagiau žiūrovai ir kai yra drama, tai daug smagiau. Faktas, kad smagu būtų žaisti prieš Jungtinių Amerikos valstybių kaip varžovą, bet šiandien matyt mes suvokiam irgi valstybių ir lygių skirtumą, tai vėlgi ta intriga galbūt būtų ir mažesnė, o gal ir kitaip būtų. Bet kartais irgi tos, pergalės namuose irgi, kaip mes sakom, lietuviai kartais yra tokia sporto tauta, kur mėgsta pergalės. Tai čia gal kartais ir geriau prieš šiek tiek, kad ir tą tokį sąlyginai silpnesnį varžovą, bet namuose laimėti ir tą turėti tą gerą emociją ir užkrauti tai ateičiai paskui. Jo, tas svarbu, manau, kad pergalė jas duoda impulsą veikti perspektyvą. Mes esam ne vieną istoriją girdėję, žinom, ta prasme, tiksliau, kad, aišku, tiems sportininkam patiems svarbiausi turnyrai yra Grand Slamai, 1000 ATP turnyrai, Challengeriai, norim, nenorim, tenis yra individuali sporto šaka. Kaip pavyksta, ir žinom, tiksliau, esam girdėję ne vieną istoriją apie pakankamai skeptišką tenisininkų požiūrį tam tikrų į Daviso taurę, apie nenorą žaisti, kitų turnyrų sąskaitą individualių. Kaip pavyksta suburti Lietuvos rinktinę ir pasiniu metu nesigirdi tų visokių, mes, ta prasme, N metų turim pačius stipriausius komandoje, ar tai yra vaikinų užsidegimas ir noras, ar yra ir kokių nors papildomų motivacijų? Aš manau, kad čia tiek vaikinų, tiek merginų mes rinktinės Taip paliesim dar ir merginų dabar. Renkam,
tą, ką turim geriausia, jeigu tik nėra žmogus traumuotas ar dėl kažkokių asmeninių priežasčių itin svarbių negali dalyvauti, tai dėl ko, matyt, reikėtų padėkoti jiems ir jų komandoms, treneriams, aišku, bet savo ruoštų, mūsų kaip federacijos požiūris irgi yra, ir mes suprantam, kas kiekvienam sportininkui asmeniškai yra svarbu, bet iš kitos pusės mes lygiai taip pat tai suprasdami ieškom ir to resurso, kaip padėti jų asmeniniam karjerom. Ir aišku, kad kiekvienas rėmėjas nori ir to grįžtamojo ryšio. Tai matyt, rėmėjų vienintelė galimybė jį išvysti Lietuvoje arba didžiuotis, kad aš remiu vieną ar kitą sportininką, tai kai tu jį matai žaidžiančių už rinktinę. Tai mūsų logika ir yra tokia, kad mes padedam kiekvienam sportininkui, renkam biudžetą, dalį jo biudžeto, vadinkime gal taip. Bet matyt, viena iš tokių, kaip sakoma, sąlygų, jinai rašyta ar nerašyta, yra pirmiausia tai atstovauti rinktinę, ginti mūsų garbę. Tai todėl galbūt taip eilę metų mes pakankamai racionaliai ir gražiai įsisprendžiam tos klausimus, nekeldami kažkokių emocijų. Nes mes nesakom, kad žaisk ir nieko negauk, nes tenisas toks yra šiandien. Jų biudžetai yra, mes žinom, čia jau ir nuo Richardo laikų šiandien ir mūsų vaikinai, tai yra nuo 100 iki 150 tūkstančių eurų biudžetai sezonas, tarkim, Viliaus, Edo, tai yra 130-150 tūkstančių biudžetai. Tai vėlgi, jeigu mes sugebam jiems ten beveik trečdalį ar daugiau negu iki pusės jau biudžeto dengti per rėmėjus, tai matyt, pakankamai sąžiningai yra ateiti ir sužaisti už rinktinę 1 arba 2 kartus per metus. Tai čia toks, matyt, labai paprastas atrodo dalykas, bet aišku, nėra taip paprasta tos rėmėjus irgi surinkti, kai mes šiandien, sakoma, iš sporto valstybinių tų institucijų turim požiūrį tokį, kad kam to reikia. Nes ir taip jūs ten turi daug pinigų, ten kažkokie brangus žaidimas, ten visi turi pinigų, tai jūs ten patys sustvarkykit. Čia aš dar manau, kad yra ir to Richardo irgi kažkokia tai ta palikta, nata tokia aukšta, kur matom, kiek jisai atidavęs yra rinktiniai. Ir aš dar sakyčiau Richardo ir Lauryno. Taip, abiejų. Ir Lauryno pavyzdys, kur žmogus, būdamas Italijoje nuo savo vaikystės, lygiai taip pat, tai čia yra, tie pavyzdžiai yra tikrai geri. Aš irgi manau, kad labai daug skatina, kai tu matai, kad, čia kaip, su krepšiniu galima tą pavyzdį, ten matai Valančiūnas kažkoks, kuris ten galėtų, sakyti, man čia ta rinktinė jau aš skauda, ten tą reikia pailsėti, atvažiuoja ir ten daužosi kaip liūtas. Taip, ne kaip, kaip sakant, tai, bet aš manau, čia irgi Richardo tas palikimas yra didelis, nes tikrai, atsiminkim dabar, gal mes čia jau apie Richardą šnekam, nes jisai jau šiek tiek kitose reitinguose, bet kažkada tai tikrai ten pagalvodavo turbūt, ar ta rinktinė, duos, kai tu galėdavai į turnyrą nuvažiuoti, kuris ten ir piniginių atžvilgių tau daug aukštesnis ir galų gale paskui į ateitį gali ten pašokti reitingę dar ir kaip sakyt, tikrai, bet tuo metu turbūt ateina ta mintis, kad bet kažkas man davė prieš tai, aš turiu grąžinti atgal. Čia yra tokia, logiška, man atrodo, ir patriotiškas dalykas. Paminėjom šiek tiek jau moterų rinktinę, ar ne, ką tik turėjom Billie Jean King taurę Vilniuje, puikus renginys, pati karalienė atvyko pagerbti rinktinių. Justina Mikulskytė dabar yra, šiaip jeigu imt vyrus ir moteris, aukščiausią reitingą turinti Lietuvos tenisininkė ir turbūt vienintelė, neturbūt vienintelė, o vienintelė, kuri šiemet startuos Roland Garroso atrankoje, kvalifikacijoje. Merginos sėkmingai peršoko turnyrą Vilniuje, pateko į pirmą grupę, irgi labai jauna komanda, turinti tokią pakankamai ryškę vieną vedlę. Ką Ramūnai, tu gali papasakoti apie moterų sportą ir ne sporto, o tenisą ir tai, kas čia vyko Vilniuje? Jo, tai gražus tenisas buvo, aš manau, tikrai kas stebėjo, kas rado laiką ir galimybę, tai manau, kad tikrai išvydo gražių akimirkų. Kalbant apie mūsų rinktinę, tai aš manau, kad vėlgi tai yra įrodymas, kad auga ta pamaina, kur mes galim tikėtis iš jų rezultato ir ne tik asmeninėse varžybose, bet ir rinktiniai, tą, ką jos ir įrodė.
Jeigu mes prieš tai 2 metus lygiai taip pat žaidėm finalinius mačus, tarkim, prieš tą patį Egiptą, vis pralošdavom, šiandien pavyko laimėti. Tai ką įrodo? Tai įrodo, kad, reiškia, mes esam stipresni šiandien ir patekimas į pirmą grupę, tai iš esmės vėlgi mus priartino prie to elito moterų tenise. Ir žiūrint į kiekvieną rinktinės narę atskirai, tai aišku, kad Justina yra žmogus, kuri, manau, daug ką galėtų papasakoti irgi jaunimui, kaip tik noro ir to ryžto dėka tu gali pasiekti tikrai daug, nes mes visi žinom, kad Justina buvo top 20 jaunių tenise, išvažiavo, pasirinko tuo metu, kai reikėjo spręsti, ką daryti, nes ar profesionalų tenisą, išvažiavo į Ameriką studijuoti, baigė studijas ir tada grįžo į profesionalų tenisą ir šiandien jinai yra pirma raketė, žaidžianti didžiojo kirčio kvalifikacijoje. Tai yra tikrai puikus įrodymas, kaip tą galima padaryti, jeigu tu nori. O žvelgiant į jaunesnės mūsų damas, tai jos irgi yra geram ritme. Turi puikias mokyklas, tiek Šiaulių teniso mokykla, tiek Vilniaus teniso akademija, treneriai, kurie atsidavė ir dirba. Tai aš manau, kad taip, toj pirmoji grupėje užsilaikyti bus labai sunku ir sudėtinga, bet aš manau, kad mes esam tikrai tarp antros ir pirmos grupės stipri komanda. Rezultatai tai rodo, ar ne? Kai tu minėjai pasnių kelių sezonų. Taip. Tai čia, kaip sakoma, nesitikėjom, jeigu atvirai sakant, kad pateksim į pirmą grupę, bet toks tikslas... Damas gali įsižeisti išgirdusios šitą pareiškimą garsus. Toks tikslas buvo keltas pirmiausia išlikti antroji grupėje, nes mes matėm kokios pajėgios komandos, plus antra jų grupė, kuri žaidė čia Vilniuje, buvo tikrai pajėgi. Ir džiugu, kad sėkmė ir tas profesionalumas buvo mūsų pusėje. Kažkiek gal panaši situacija, ar ne, irgi pagalvoji. Ir pas moteris yra irgi viena tokia gan ryški lyderė, o kitas jaunas žaidėjas stebėsi ir irgi skirtingų stilių yra. Tai tas toks labai įdomus tas panašumas, bet man irgi gal kažkiek ir nustebino, žiauriai gaila, kad buvau išvažiavęs, negalėjau atvykti, bet norėjusi tikrai pabūtam turnyre, bet rezultatai tai tikrai puikus ir svarbiausia džiugu dėl jaunimo, kuris irgi auga ir kiekvienais taip tą sezoną stebi, žiūri ir atrodo, kad tobulėjimas tikrai ryškus ir ta pati Justina atrodo dar siekia gal net savo karjeros piko, neatrodo, kad tai būtų jau kažkoks tai nusileidimas, o kaip tik dar atrodo, kad yra kilimas į kalną. Jos dar amžius toks, kai tikrai dar gali kažką tai daryti, turbūt, aš manau, savo žaidime. Manau, kad taip, tai... Jo labiau, kad Vilniuje labai matėsi, kad ta prasme tikrai turi savo, jeigu kalbėti apie žaidimą, labai stiprių pusių. Visų pirma, žaidimas iš galo, aišku, galbūt kažkiek tai trūko tos įvairovės, galbūt ant tinklo daugiau galėtų būti, nes dvejetus puikiai žaidžia, tą tinklą tikrai gerai laiko, bet aš manau, jin tikrai dar mus irgi padžiugins ir pastebins. Ramūnai, dabar prie Sebarenos šiek tiek gal pereikim, ar galėjai įsivaizduoti, nežinau, prieš 5 metus, 7, 10 jau turbūt iš viso, nėra ką kalbėti, kad vieną dieną galėsi čia paspausti ranką Billie Jean King, Bobui Bryanui, nežinau, Taylorui Fritzui. Ne, aš manau, kad ką mes įsivaizdavom ir koks mūsų buvo tikslas, galbūt prieš keletą metų mes čia visą tai įrodėm arba pasakėm ir parodėm, tai buvo tikslas turėti ATP Challenger serijos turnyrą Lietuvoje pagaliau. Tai mes tai padarėm, sakykime, bet faktas, kad tikrai neplanavom, kad čia mes atsivešim tokio lygio žvaigždės ir galėsim jaustis lygiaverčiai su jais ir kalbėti apie didelius dalykus, apie tai, kokią mes turim puikią infrastruktūrą, kokie pasiekimai mūsų rinktinės yra puikus ir apskritai kokia Lietuva ir Vilnius yra gražus ir panašiai. Tai ir tu, kai tai vyksta, tiesiog tu supranti, kad, matyt, buvo vertos tos investicijos į šią areną, vertos darbo ruošiantis tiem renginiam. Taip, ypač kai tie komplimentai turbūt berėsi iš pirmų lūpų, nes man irgi buvo labai keista kalbėti, aš turėjau džiaugsmą persimesti keliais žodžiais su Bryanu, kuris sakė, kad patikėk manim, aš esu daug klubų pasaulyje matęs,
Bet čia yra tikrai viena puikiausių vietų žaisti tenisą pasaulyje. Tai tikrai pakankamai keista. Na, netikėta tokius dalykus girdėti, mes matyt patys priprantam prie, kai matom kasdien, kai patys einam čia žaisti, atrodo, kad jau pakankamai viskas suprantama ir natūralu, bet žmonėm, kurie atvažiuoja, kaip pats Brianas sakė, aš važiavau čia visiškai nežinodamas, ką pamatysiu ir nežinojau, ko tikėtis, o čia pasirodo yra wow. Jo, tai jie, žinot, jo, kartais atrodo, kad mes čia patys giriamės, kaip čia mus giria, bet iš esmės, na... Bet mes kartais per kuklus, mes kaip tik kartais, man atrodo, įsivaizduojam, kad pas mus yra gerai, bet kitur tai ten dar ten 60 kartų geriau. Faktas, kad yra kai kur, bet aš irgi atsimenu, kaip ir su Richardu kalbėjom, ten paskui jau už kadro, kaip sakyt, tai tu matai, kad žmogus irgi dega akį, sako, fantastika, kaip smagu matyti, kokia komanda dirba, galų gale pats organizuotumas, viso turnyro organizacija, tai čia yra labai svarbu ir lietuviai mes žinom, daug jau yra tų pavyzdžių iš visų sportų, kad mes tikrai jau ką, bet jau kai organizuojam, tai organizuojam kaip savo ir čia yra daug renginių tų buvę ir futbolo, krepšinio, kitų sporto šakų, visada tik tai geriausi atsiliepimai, tai man atrodo, čia yra geras pavyzdys, kuris yra, kaip sakyt, užkrečiamas ir man atrodo, kad tos pagiros jos nėra kažkokios tai, kad čia sakom, patys save gyrėmės, ne, jos yra normalios, kurias reikia, kaip sakyti, ištransliuoti. Tai, matyt, to įrodymas buvo ir čia paskutinio mūsų Challengerio nominacija ar apdovanojimas, jeigu Europos Afrikos žemynuose buvo pripažintas kaip geriausias ATP Challengeris ir tai įvertinam ne mes, o įvertina tie kritikai didieji, atlikėjai, žaidėjai, kurie mato kiekvieną smulkmeną nuo įėjimo į areną ir išėjimo. Tai čia yra didelis komplimentas visai komandai, kuri organizavo šitą renginį. Jo, žaidėjai vis tiek geriausiai pamato jie visur ir jie turi su ko lyginti. Jo, ir jie turi puikių... Gerai, čia prisidžiaugiam viskuo, Viliaus kilimu, Richardo Laurino nuopelnais ir dar viltį išsakėm, kad Richardas kils toliau, Edas, Justina, rinktinės. Lietuvos teniso skauduliai, problemos ir skausmai. Kur labiausiai skauda Lietuvos tenisui, kas trukdo turėti, nežinau, ne 3 žmonės 600, o 13. Ne vieną žmogų Roland Garroso kvalifikacijoje, o, nežinau, 4. Tai čia, žinot, tų skaudulių, matyt, mes čia visi įpratę sakyti, kad, čia trūksta pinigų, tai faktas, kad tikriausiai kiek tų pinigų bus ir visada jų trūks, nes fantazija, matyt, yra beribė ir noras, sakykime, kažką daryti, bet kartais yra labai konkretus dalykai, kai tu supranti, kad, niekam tu galbūt neįdomus arba tiesiog geriau tu daryk savo darbą ir ten, nes nieko tu to nepasieksi. Tai tie skauduliai, žinot, jeigu žiūrėti iš teniso, tarsi, toje plotmėje, tai manyt, mūsų vis tiek yra taip, mūsų yra viena tokia, sakyčiau, didesnių problemų, kad mes turim stiprinti pačius klubus, akademijas, kad jie būtų stiprus ir generuotų tos žaidėjų tą kokybę. Tai galbūt mes Šiauliuose turim suvienytą mokyklą, kuri dėka jos matytas tenisas šiandien yra Lietuvoje ir tai yra įrodymas, kaip tą reikia daryti. Tai turi būti komandoje, turi dirbti, turi būti tam tikra metodika, tikslai, pagalba, finansavimas, administravimas. Vilniuje mes turim matyti Vilniaus teniso akademiją, turim kitas galbūt akademijas, kiek mažesnės, kurios irgi vienijasi ir daro kažką. Bet mes, reikia pripažinti, kad mes šiandien trūkstam to vienijimosi Kaune, trūkstam Klaipėdoje, kur didžiausi miestai, kur yra bazės infrastruktūra. Tai noras palinkėti galbūt tiem miestam šiek tiek daugiau vienybės ir suburti tos profesionalus trenerius. Tai matyt, čia einam į trenerių, nes iš ten žaidėjai ateina kaip treneriai dirba, kaip sugeba administracija vienyti viską. Tai čia galbūt toks, aišku, ir tada atsiranda, ir tada varžybų gausa atsiranda, kai atsiranda kažkokia tai matymas ir strategija tam tikrų akademijų.
turint varžybų, tada rezultatai auga žaidėjų ir taip toliau. Na, žinot, buvo visada skaudulys infrastruktūra, bet matyt dabar mes jau turėtume, čia ką jau ir visi sakom, džiaugtis ir jau turėtume kartais gėdytis ir sakydami, kad oi, čia trūkstam kažko ir nepasiekėm dėl to rezultato. Tikrai taip nėra. Lietuvoje verslas investavo į teniso infrastruktūrą, na, aš nežinau, į kokį dar sportą šiandien investavo verslas tiek, kiek į tenisą. Na, tikriausiai į jokį. Jeigu taip žiūrėti, ir tai infrastruktūra išsisprendė, bet mes tada, žinot, kai visas tas sportas vystosi dėka verslo ir mes tada vis bandom kažkokius rasti galimybę gauti tą papildomą finansavimą iš valstybinių sporto institucijų, kurios ten skirsto finansavimą, tai ir tas požiūris nesikeičia, nu, tikriausiai nuo Richardo tapimo pirmų pasaulyje jaunių. Iki šiandien jisai nepasikeitęs absoliučiai. Tai įsivaizduokit. Ko trūksta? Ko reikia, kad jis pasikeistų? Nu, aš manau, kad tai yra, aš nežinau, tai man atrodo, kad tai yra, formaliai tai niekas nuo to nepasikeis. Aš tai manau, kad nelabai. Nes čia dabar imituoja kažkokias darbo grupės, žinot, kūrė ten kriterijus, kaip ten tas sporto šakas finansuoti ir panašiai, bet, ta prasme, čia tiesiog reikia požiūrio, čia reikia tiesiog išlysti iš to provincialumo ir tiesiog suprasti, kad tenisas truputį yra kitaip vystomas ir kitaip yra rezultatas matuojamas. Pas mus yra per amžius, žinai, tas Europo pasaulis, bet 100 jau daugiau metų teniso tradicijoms, nėra Europo pasaulio, tai kodėl mes taiga esam tada kažkur paraštėse ir negalim dalyvauti to lygiai Tiesiog dėl tam tikrų formalių dalykų, ar ne? Formalių dalykų, kad, žinot, tai, kad ir Viliaus Aredo pavyzdys, tai, žinot, jų karjeros pradėjo kilti, tai jie labą dieną duokit pinigų. Ta prasme, bet jų rezultatas, jie buvo jauniuose ten top 10, top 20, jų rezultatas niekam neįdomus, jokio, kaip sakoma, valstybinio to kredito neduoda, kaip po, pavyzdžiui, ten, nežinau, plaukimas ar bėgimas ar kažkur ten 5 rungtys, 5 medaliai, 1 milijonas pinigų, sakykime, konkurencija, nežinau, ta prasme, tai čia yra požiūrio klausimas, ta prasme, tai ir tu darai ir tau nusvyra rankos, tai čia apie tai matyt čia, bet čia vėlgi mes, žinot, grįžtam į pinigus, bet iš kitos pusės, tai yra tiesiog, manau, kompetencijos trūkumas, galbūt taip galima pasakyti, toj sporto politikui, kas ją formuoja, kad ir ką jie čia daro per paskutinius kelius metus, nepasikeitė niekas. Jo, aš tai irgi manau, kad bendrai taip žiūrint į visus tos sportus, čia tenisas, dar kiti sportai, daugybė, visi yra tokie, aš sakyčiau, mūsų valstybėje šiek tiek našlaičiai, tokie, kur numesti kažkur tai ten, žinai, yra švietimo, kultūros ir sporto ministerija, tai sportas ir yra tas 3 vietoje ten kažkur kažkam ir kartais tu pasižiūri į tuos, kaip ir Ramūnas sako, kas ten surašyta, ir blemba tu galvoji, ar ten tikrai žmonės gilinosi, nors kiek kas ten parašyta ar ne, ir paskui paskaičiuoji visus tos niuansus. Šiaip man atrodo, kad kaip aš tai mėgstu vis laiką skaičiais, tai tokiais išraiška, kur patikė, kai tu pagalvoji, kad vis valstybei dabar visam aparatė ten apie, tarkim, ten grubiai, taip, ten, žinai, nevaintuosim 17-18, ten dabar apie 20 milijardų, ar ne? Sportui skiria 20 milijonų, tai jeigu paskaičiuosim, tai čia yra 1/1000 dalis. Tai, blemba, man tai atrodo žiauriai mažai, 0,1. Tai mažai, bet ir tai jau yra daug. Daug. Bet čia yra didžiausia problema, kad, nėra kompetencijos iki galo susitarti ir juos normaliai paskirstyti ir kažkaip tai gražiai išspręsti tas visas skirstimo problemas, kai čia amžinai visi pyksta ir taip toliau, bet tiesiog, žinot. Čia dar blogiausia, kad paskui visos tos federacijos tarpusavį, žinai, nėra to pakankamo gal krepšelį ir tada toks tarpusavį dar prasideda kažkiek tai. Taip, todėl nėra valstybinės sporto polio strategijos, ta prasme, žmonės, kiekvienas ten atėjęs kažkaip tai susidėlioja ir atsistato baimių 100 aplink save ir nieko nedarysim, ta prasme, nes, tokios taisyklės. Gerai, tokios taisyklės, bet, žinot.
Klausykit, aš dabar noriu dar tokio biškį, mes visi tos turnyrus, kurie čia buvo, jų čia buvo tikrai dabar labai daug jau, ar ne? Po Sebarenos plėtros mes turėjom kokius turbūt 3D viso taurės mačus mūsų rinktinės, buvo amerikiečiai, ukrainiečiai prieš vengrus, moterų rinktinės, Billie Jean Kingas, 2 challengeriai, Edo pirmas titulas ITF turnyre. Ramūnai, mes matom iš esmės tą paradinę pusę, ar ne? Ateinam pasirkt, paplot, parėkt, viską. Tu matai, kaip tie turnyrai yra daromi. Šiandien tu sužinai, kad rudenį turėsim, pavyzdžiui, nežinau, challengerį. Ką Ramūnas Grušas daro, kaip atrodo turnyro organizavimas? Tikriausiai kaip iš vidaus. Čia kaip kiekvienam versle, galbūt taip galima pasakyti, tai pradedi nuo biudžeto. Pirmiausia, pasižiūri, kokiam tu minus esi ir tada pradedi galvoti, ką čia daryti ir kaip tą spręsti, kad tas renginys netaptų našta dešimtmečiams po to. Tai tas yra pirmiausia sveikas požiūris, tai čia ir sakau, gimsta tas toks dalykas, kad visi telkėsi ir viską daro, bet kai tu nueini į kažkokias institucijas, čia sporto ten departamentas ar Vilniaus savivaldybė, tai, tai žinai... Tada nesinori kurį laiką daryti turnyrų. Nesinori, tik jie labai mėgsta atvesti įvairius ten ministrus ir pavedžioti po areną ir sako, kaip fainiai čia pasidarė, tai žinot, tai čia toks, Gerai, tai biudžetas, bet tai ir aišku, pirmiausia, tai komandos formavimas, nes čia matyti nėra taip, kad aš čia darau vienas ar kažkas kitas vienas žmogus daro, nes man atrodo, čia visur tie didieji renginiai, jie yra viskas nuo komandų priklauso. Tai pirmiausia, dėka jų įvyksta tie renginiai ir ne dėka vieno žmogaus, tai tu renki komandą, kuriai deleguoji kiekvienas atskiras funkcijas ir tada prasideda jau didesni dalykai tų, vadinkim, komandų. Tai nuo vaikų, kurie padavinės kamuolius rinkimo ir registracijos, jų mokyklų organizavimo, reiškia, linijų teisėjų, nes, žinot, ten kaip koks challengeris arba Billie Jean King Cup taurė, tai yra bendras, kaip sakoma, užkulisinė komanda, tai aš kalbu, yra organizacinė komanda, bet jeigu viską paimti, tai yra apie tarp 150-200 žmonių susideda. Tai čia jau su balkicais. Su balkicais, linijų teisėjais, bokštelių teisėjais, ITF-o priežiūra. ITF-o visa, tada IT dalis, kur dabar pas mus kiek turėjom renginių, tai turėjom visas technologijas, kurias naudoja tenisas, tai ir Hawkeyes, ir Line Calling System, kur fiksuoja out, reiškia, ir TV departamentai suvažiuoja tarptautinės federacijos, tai vėlgi visai tam reikia mūsų žmogus. Tai žodžiu, pirmiausia komanda, surinkimas komandos ir tada, aišku, jau detalizavimas funkcijų jų. Tai yra, realiai, turnyras baigėsi, tai tu realiai pradedi ruoštis kitam turnyrui. Aš norėjau paklausti, kiek maždaug laiko trunka, challengerio, pavyzdžiui, per kiek laiko galima padaryti challengerį? Manau, kad pusę metų tam dalykui reikia, kad nepadarytum didelių klaidų. Pusės metų... Kad laimėtum geriausio challengerio. Kad laimėtum geriausio challengerio apdovanojimą, pusę metų reikia tam ruoštis. Ir faktas, kad mūsų situacijai labai daug padeda infrastruktūra. Tarsi čia vienareikšmiškai. Nes jeigu tu dar turėtumai neadaptuotą infrastruktūrą, kur nėra tribūnų, apšvietimo, kažkokių tai ten TV boksų, kur viską reikėtų instaliuoti, mes puikiai atsimenam, konstruoti. Tai čia yra dar apsunkina, sakyčiau, 50% visą organizavimą. Tai išties nelengva ir aišku, kai jau ateina ta šventė, tai tada ten jau yra darbas, vėlgi tikriausiai visi mes žinom, tai be neskaičiuoja niekas tų valandų. Bet kai baigėsi renginys, šiek tiek liūdna tada būna. Nes... Kuris iš čia Vilniuje įvykusių tų paskutinių turnyrų poros metų, toks, kur malonu prisiminti ir galvoji, kad šitas tikrai pavyko. Yra kuris nors? Ar visi vaikai vienodai brangus? Ne, kiekvienas turi savo savitumą, bet matyt, aš matyt vis tiek išskirčiau tą dvigubą tajų Ukrainą
Amerika, Lietuva, Sakartvelas. Na, įvertinus tai, kad mes turėjom begalinį spaudimą iš Tarptautinės teniso federacijos, reiškia, nes supranta visi, kad atvažiuoja pirma valstybė, tada mes turėjom begalinį spaudimą iš Jungtinių Amerikos valstijų federacijos, kuri, pirmiausia, ten susintė įvairius savo klausimus ir reikalavimus. Ir tada mes turėjom 4 dienas sold out žiūrovų prasme, tai vėlgi tai visą tai keičia, skirtingai nei mačas ten, nežinau, Lietuva-Pakistanas, tarkim, ne? Bet, tai yra šventė ir čia džiugu. Aš išgirdau apie amerikiečių kažkokius reikalavimus ir viską, gali ką nors išduoti, ar jie panašus į AC/DC norus prieš koncertus, ar... Neteko organizuoti šitą koncertą, bet šiaip aš sakyčiau, tarkim, Billie Jean King atvykimo reikalavimai labai panašus į Jungtinių Amerikos valstijų komandos reikalavimus. Jie visi iš tenai gal nors yra... Tai nenustebino, aišku, nei reiškia, kad, tai aišku, apsauga, viešbutis, kaip visi patekimai į areną, kaip žaidėjai vaikščios, tai jų managementas ir apsauga atvažiuoja prieš 4-5 dienas, jie susitikrina visus išėjimus ir pabėgimo kelius ir kaip naviguoti reikia, viešbutį pasitikrina, maistą. Tai čia, žinot, bet yra iš esmės ir lengva su jais, kadangi jie visą tai daro, mėnesį prieš. Jie viską pasidaro, susideda varneles ir jie atvažiavę, jie žino, kad dėl šito susitarė ir jeigu jau negauna, tada ateina laba diena, tai kur yra. Tai aišku, jeigu to nepadarai, tai tada turi įtampą, bet kadangi mes viską padarėm, kaip sakoma, ir tai nebuvo kažkokie iš kosmoso reikalavimai. Iš kitos pusės, man atrodo, tokios valstybės kaip Amerika, Didžioji Britanija buvo pas mus, tai mes kaip maža vis tiek valstybė su savo mažais biudžetais, mes iš jų turim mokytis ir aš manau, kad mes daug ką išmokom iš jų. Aš manau, tada gal ir idėją iš karto turiu, gal jeigu yra tas PDF-as kažkoks su reikalavimais, gal mes galim į kruatą persiųsti, kadangi išvedžiam visą. Tik tai raidelės ir datas pakeis. Tai aš manau, kad mes pabandysim tai padaryti, pažiūrėsim, kaip reaguos ir kaip jie kalbės po mūsų išvykimo. Žiūrint dar per tą laikotarpį, per turnyrus, lengviau jau dabar, kai jau 1, 2, 3 įvyko ar ne, tarkim, bendrauti su rėmėjais, žmonėms turbūt lengviau suprasti, nes aš pats atsimenu, kai tie pirmieji įvyko, čia visiems dar tokia buvo, ar čia tikrai, kas čia, kaip čia, kada čia, kodėl, ir dabar jau turbūt viskas paprasčiau, ar ne? Jo, aš manau, kad tas tęstinumas, tas pasikartojantis dalykai, jie tikrai daug ką išsprendžia. Čia kaip treniruotės, ta prasme, kuo daugiau treniruotės, tuo geriau gaunasi. Tai čia vienas, kad organizuoti, taip, mes žinom ypatumus arenos, žinom, kaip žiūrovus suleisti ir taip toliau, bet labai svarbi dalis, ką pats paminėjai, tai ir tas rėmėjų pritraukimas ir supratimas, kad čia yra įdomu, kad čia verta, kad tikrai reikia čia pabūti, reikia sudalyvauti, nes, tarsi smagu, kokybiška, gražu, aukštas lygis, kultūra, ta prasme, visa tai susideda ir taip, kalbantis su rėmėjais yra daug lengviau. Bet yra matyti kita tragedija, kuri įvyko, sakykime, tai kad mes apart Daviso taurės ar Billie Jean King taurės nieko daugiau negalim čia organizuoti. Ir čia yra labai didelė bėda. Ne, čia tas valstybinis ar nepožiūris dėl atletų iš Rusijos, ar ne? Jo, ir čia... Ar tai yra dabar vienintelis mes, kaip sakom, valstybinis, aišku, mes sakom ir ATP, ir WTA, jie eina tuo keliu. Tai... Ir čia... Žinot, blogiausia yra, galbūt, ar blogiausia, įdomiausia yra ir kad visas pasaulis nuėjo teniso, čia mes kalbam prasme, nuėjo vienu keliu, išskyrus Lietuva, Latvija ir Estija nuėjo visiškai kitų kelių, ta prasme. Tai ir ką tai reiškia, kad reiškia tas profesionalus tenisas Lietuvoje iš principo, ar toje pačioje Latvijoje ir Estijoje,
jis nustojo vystytis, nors jau atsirado ta inercija, mes patys matom pas save. Na, mes niekad negalėjom turnyrų daryti, nes neturėjom infrastruktūros, neturėjom rėmėjo, dabar viską turim. Viską turim, finansavimą turim, infrastruktūrą turim ir mes dabar esam taip užblokuoti. Ar yra kokių nors galimybių, kaip tu pats manai, tą visą bloką, nežinau, apeiti? Na, mes turėjom tam tikrų precedentų Varšuvoje ir Prahoje, kai WTA turnyrus buvo tiesiog ant sienų, prie sienų sustabdytos tenisininkės iš Rusijos ir jom neleista įvažiuoti į šalį, ta prasme. Nu, mes žinom, kad, nežinau, Kirkorovą mes neįsileidžiam, ar ne, į Lietuvą, jeigu mes galvojam, kad sportas gali būti panaudotas tam tikros propagandos, taip, tikslais ir taip toliau, gal mes galim, nežinau, su valstybės pagalba, neįsileisti to vienintelio ar tų dviejų Rusijos ar Baltarusijos tenisininkų. Tai mes galim tą padaryti, bet čia, matyt, trūksta politinės valios. Pasakius A, nenorima pasakyti B. Ir viskas paliekama, kaip sakoma, federacijoms ir numetama ir jūs čia taikykite tas moralės principus. Tai ne apie tai mes kalbam apie tikriausiai 5-mečio, 10-mečio vystymąsi į priekį. Nėra taip, kad čia niekas nepasakė, kad už pusės metų baigsis ir va jau jūs galėsit visą kažką daryti. Mes suprantam, kad tai nėra pabaigos kol kas. Ir niekas nežino, kada bus pabaiga, tai reiškia, kad pas mus sustojęs yra tas profesionalus teniso vystymasis, kai tuo tarpu tu nuvažiuoji ten 300 km į Lenkiją ir tu visą tai matai, kad viskas vyksta, sakykime, ten ar Norvegija, Suomija, Švedija, visi turnyrai, visa Europa, visas pasaulis daro tos turnyrus, pasirašo deklaracijas žaidėjai, ir vyksta tie turnyrai. Ir jie ne mažiau priešiški karui, tikriausiai, jeigu mes suprantam, ne? Tai, bet vėlgi, aš manau, kad tai yra trūkumas tiesiog žmonių kompetencijos ir noro gilintis į šitą situaciją, sporto struktūrose valdžios ir visada lengviau pasakyti, nedarykit ir jūs čia moralę taikykit. Ar gali būti vis dėlto taip, kad rudenį mes challengerį turėsim Vilniuje, ar pavasarį, nežinau? Manyt, reikėtų pasakyti taip, kad mes per šitos metus, nuo to laiko, kai nusprendėm, kad mes nebedarom ir nedarysim, kol neišsispręsim formaliai tų situacijų, kaip čia mums daryti, padarėm viską nuo kelionės iki Seimo jaunimo reikalų komisijos posėdžio, bendravimo su buvusiu jau šiandien ministru, viceministrė, nacionalinė sporto agentūra, raštai ir ITP lygiai grečiai pradirbta viskas. Yra vienintelė išeitis, ta prasme, daryti turnyrą su deklaracijomis, kurias žaidėjai pasirašo, kad jie yra prieš karą, už taiką Ukrainoje ir panašiai. Tokiu atveju, kaip ir vienintelė galimybė mums leidžianti daryti turnyrą iš ATP pusės. Tai vėlgi, Ar mes svarstome ją pasinaudoti? Mes ją svarstome pasinaudoti, bet mes matyt turime labai daug rizikos, nes visgi mes suprantame, kad nėra to, kaip čia pasakyti, visuotino pritarimo ir to visuotino sprendimo ir išeities arba politinio sprendimo, kaip tą galima daryti. Nes kol kas tai viskas yra absoliučiai užblokuota, kaip sakoma. Tai... Čia vienintelis turbūt lengviausias išgelbėjimo tas kelias būtų valstybės, būtent tas požiūris, kad tu pasakai, kad mes neįsileidžiam tokių ir tų žmonių, bet mes matom, kaip vyksta, kur yra populiarios tos tokios labai aukštai temos, kur gali to populizmo šiek tiek daugiau pasimti, turbūt ten yra ir bandoma padaryti, kur tos temos tokios, kurios nėra gal tiek populiarios tiem žmonėms. Matyt, labai geras pasakymas, nes keista, kaip labai akcentuojamas ten teniso renginys ir čia atvažiavo pusantro ten baltaruso ar pusantro ruso ir čia atrodo, kad čia tiesiog jau okupuos mus. Betgi mes šalia matom, kas darosi gatvėse ir parduotuvėse. Aš planą B turiu, sakiau Ramūnui jau, kad galim pavadinti Challengerį Ukrainian Open Vilniuje, tai gal jiem bus tiesiog
jie gal supras, kad jie čia nelaukiami ir tiesiog nevažiuos. Yra kita bėda, aš dar Tomai pasakysiu, kad netgi jeigu ir norėtume formaliai dabar jau gražinti turnyrą į kalendorių, tai mes turim jau kitą bėdą, kad ATP mūsų anonsavo, kad rudenį jie nebeturi laisvų savaičių įterpti mūsų turnyrą. Nu, nebent ten kažkas atsisakys, ten visokie dalykai. Tai vėlgi, ką tai įrodo? Įrodo, kad Gyvenimas vyksta, ar ne? gyvenimas vyksta. Ta prasme, kažkaip visos valstybės ir visi sportai susitarė su savo, sakykime, tą valstybinę sporto politiką. Išskyrus Lietuva, Latvija ir Estija nenori suprasti, kokioje situacijoje mes esame. Tai... Kas laimės Roland Garrosą? Geriausias. Kas bus geriausias Roland Garrose? Na, nežinau netgi kaip čia. Ne, tai Ramūnai niekas nežino, bet bandom... Gal Ispanijos žvaigždė turėtų... Tu už Alcarazą, ne? Ja, aš už Alcarazą. Nu, aš tokį netikėtą Cicipą. Cicipą. Aš netoks netikėtas. Šį mano buvo shortlistė, aš tada irgi netikėtą Rūdą. Šausiu norisi įvairovės, ar Justina pateks į pagrindą? Nu, kaip mes galim dabar sakyti ne? Nu, kaip čia būtų? Manau, kad... Palinkėsim. Jo, tai tikėkime, kad pateks ir matysim ją žaidžiančią pagrindę, jo. Panašu, kad mes priartėjom prie atsinaujinusio 13 geimo finišo. Ačiū Sebarenoje esančiam Sportlandui už meilę ir šilumą ir tai, kad mus priėmė. Ačiū Sebarenai. Perje ir Vitelis yra pats skaniausias vanduo pasaulyje. Neturėjom šį kartą kur padėti, kitą kartą pasitaisysim. Ir ką, ačiū visiems. Tikimės, kad su malonumu pasižiūrėsit ir pažadame daugiau tokių ilgų pertraukų nedaryti. Ačiū Ramūnai, buvo tikrai įdomu. Ačiū Ervinai. Visada smagu. Ačiū Jums. Iki. Ačiū Jums, vaikai. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!